jungiasi, tai iš tikrųjų tai yra žmogus ir organizacija, kuri ne tik ataskaitas teikia, bet yra tie žmonės, kurie argumentuotai gina savo poziciją, bet įsiklauso ir į kitų argumentus. Tai prašom, Lina. Sveiki visi, tikrai dėkui, kad pakvietėte. Ir aš nekartą, matyt, sakiau ir sakysiu, kad tas mūsų visų susipriešinimas, kuris yra, matyt, yra šiek tiek dirbtinis ir mums tikrai trūksta to dialogo, trūksta kalbėjimuose. Aš tikrai tikiu, kad dauguma žmonių nori gražaus miško, saugomo miško, kuris teikia mums tiek ekonominės, socialinės, tiek visos kitas paslaugas. Ir tikrai kviečiu visus bendrauti ir tikrai visus kviečiu dalyvauti nacionalinėme miškų susitarime ir susitarti. Ir to labai tikiuosi. Išklausiau pranešimų, iš tikrųjų, gal tiesiog turėčiau patikslinti, kad aplinkosaugininkai ir nevyriausybinės organizacijos nesako apie išnykimą po 10 metų. Ir kažkaip jaučiu, kad ta citata buvo galbūt ir mano suprasta. Mes galbūt jaučiame tai, kad iš mūsų požiūrio situacija miškuose, gamtosauginė situacija, jinai vis prastėja. Na, čia aišku, mes visi su savo duomenimis subėgame ir kiekvienas vėl parodom savo duomenis ir juos kaip skirtingai interpretuojame. Tai aš vėlgi tikiuosi, kad tas nacionalinis miškų susitarimas mums padės ir įsiklausyti vieniems į kitus. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad matyt visi suprantam ir tą ekonominę miškų vertę. Ir visi mes, aš pati dabar sėdžiu prie medinio stalo ir puikiai suprantu, kad tas stalas ne iš dangaus nukrito. Bet čia mes kalbam apie tikrai didžiulius iššūkius, kas dabar vyksta. Ir permastoma turėtų būti ta mūsų santykis su gamta, santykis, kokią mes ekonomiką darom. Tai yra iš principo mes gyvenam didelių lūžių laikotarpyje, kur turėsime peržiūrėti. Mes kalbam, aišku, apie ūkininkavimo būdus, bet tai yra iš tikrųjų apie mūsų vartojimo įpročius, apie kiekvieno mūsų gyvenimą, kaip mes apskritai turime kokį santykį su aplinka, su daiktais ir su kiekvieno, kas vykščio, kiekviena gyvenimo diena. Taigi, iš tiesų, nesijaučiu, kad mes, ta aplinkosauginė koalicija arba aplinkosauginis požiūris būtų kažkuo dominuojantis. Mes tai kaip tik jaučiamės, kad galbūt yra netgi atvirkščiai. Tai tikrai dėkui, kad pakvietėte, tikrai diskutuokime ir gal mažiau reikėtų tų vieniem kitų kaltinimo. Tai linkėdama išeiti iš kaltinimo kultūros, pereikime į dialogo kultūrą. Tai ačiū tau, Lina, ir matyt, tarp mūsų ten tų bent jau tiesiogiai jokių kaltinimų niekad nebuvo ir visada taip noriai bendraudavom. Dėl to šaunu, kad galų gale apsisprendė pas mus ateiti, nes čia ne pirmas toks diskusija, kad šnekėtumėm kartu. O Vili, tau pasakysiu, kad tas nacionalinis miškų susitarimas, kur matai vieną didžiausių entuziasčių, Aistę Gedvilinę su savo dukryte dabar ten stebimus, iš tikrųjų sutelkia ir suvienė ir leidžia galimybę šnekėtis.